Sargiūnas vakar žaidė. Gal. Tačiau ši pražanga leidžia Jono laimėti. Šeškus rengia, Edvinas Šeškus šiaip. Šeškus, pražanga nefiksuojama prieš Edviną Šeškų, nors Gabrielius Maldūnas atrodytų pats. Gali priartėti Jonava, netgi per 2 taškus, jeigu pataikys ir pataiko. O prieš akis dar laukia ir visas 4. kėlinys, Sadarevičius. Jonavos klubas, kuris kovą po krepšiais pralaimi 11-18. Šeškus puolimui. Strelnikas baudžia. O čia Edvinas Šeškus supjausto visą. Daug dydžio dabar baudos aikštelė ir apskritai aikštėje turi. Klaipėdos klubas. Čia Švyturio arenoje. Edvinas Šeškus deda žingsnį. Pavyko sėkmingai atrasti laisvą komandos draugos į bet pataiko. Susispaudė ties 3.2 Jonavos krepšininkai, galiausiai Šeškus žaidžia pas. Šeškus. Marius Volinskas, Kupsikas. Volinskas gerai prasuka kamuolį ir čia be pražangos išmuša kamuolį. Šiame sezone. Ir tai dar ne pabaiga, tiesa dabar jau. Kėlis buvo atsitraukęs. Ir taškai ir lieka Vilniaus Rytui. Jonava štai to. Daivas puolime, Geretas gesino oponentą. Dar vienas jo smagus epizodas gynyboje. Ir jeigu kažkas iš Jonavos gerbėjų pažiūrėjo turnyrinę lentelę, tikėjosi lengvo mačo. Nu taip, čia Tai bus sunku prie jo. kaip Eurolygoje planas ištraukti Valterį Tavarešą iš baudos aikštelės būna. Vienas pažaidėjai, Kisėlis Šeškui. Edvinas Šeškus. Puolime ne taškų rinkime, o būtent gynyboje po 85 taškus. Ramanauskas prieš Ivaną Durhimą nežaidė, Edvinas Šeškus. Jungia Stefo Curry režimą. Labai netaikliai prieš tai tu pataikė, suprantama. Palaciosas čia puikiai surado čia. Edgaras Ulanovas, Tyleris Kevanau ir Joshas Nybau. Kevanau metimas blokuojamas. Mums apie jeigu mane girsite šiandien. Labai daug triukšmo čia. Evaldas Šaulys vėluoja prie jo vardynas. Sistemoje ilgai. Buvo Kazys 4 sezonus. Pavyko palaikyti intrigą. Jeigu Rytas šiandieną irgi... Numestas kamuolys atgal į perimetrą. Iš toli pro šalį. Dar vienas puolime atkovotas kamuolys. Už Sononą. Edvinas Šeškus iš toli. Krepšį, tačiau kamuolio negauna. 2-2. Gražiai. Gražintas kamuolys iš... Apsigina čia. Virginijos Šeškaus auklėtinis. Jonavos įbet komandos puolėjas gauna kamuolį giliai po krepšių čia Vitalijus Kazys. Jis paliko ekipą. Geras perdavimas čia, Palaciosas. Šeškus. Vėl stepautą taiko, bet Bradica ir nespėja sugrįžti. Manau, kompensacija. Su komandos rungtynės. 58. Prastai atsitvėrė savo žmonės nuo krepšio, dabar šeimininkai. Šio sezono rungtynės. Taip, išmetė į krepšį net 22 metimus, iš kurių 11 realizavo. O Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyre ekipos pasidalijo po pergalę namuose, taigi kol kas tik šeimininkų laiko. Galima prisiminti ir situaciją, kai Gagičius neįveikė Palacijos, o čia... Taip, o čia prasideda šios rungtynės ir Šiaulių komandos taškų sąskaitą atidaro Staniulis. Šeškus centruoja prieš aukštesnį baslyką. Skaitomas sumanymą Vitalijus Kazys. Ne visai tikslus jo perdavimas, Edvinas Šeškus šiaip ne taip sugraibo kamuolį ir Kalėlas. Žaidėjas puolime
bet ginasi jis, prastai. Sutinku, labai dažnai net ir pasitaupo gynyboje, jog turėtų daugiau jėgų puolime. Tiek per toli ir štai turėjo susimokėti. Dabar bando kompensuoti. Visus juos. Tritaškį susirinko puolėjas. Šeškus iki galo ir... Belieka sužinoti kokių galutinių skirtumų šios pusėje. Į baudos aikštelę bando eiti Martynas Mažeika, jį pristabdo efektyviai. Ir Mauskas šiek tiek luktelėjo, kamuolį išsaugo ir čia. Puolėjas. Tai Eiringtonas priverčia klysti. Jis šeimininkus, tačiau paskui vėl Žanavičius įmeta čia kamuolį Šeškui iš Dėl to pakovoti ir Neptūnas su Dzūkija. Čia rungtynių uždarimas ir Edvinas Šeškus.